Sveiki, šiandienos Samsung video apžvalga. HP Touchpad 10 colių Android planšetė. Taip, šį planšetę naudoja naujausia Android 4.0 versija. Žinoma, palaiko visas naujoves ir turi puikų multitasking suderinamumą. Bet pradėkim viską iš pradžių nuo standartinės Palm Web OS. Štai kur tikras planšetinis kompiuteris su touch valdymai optimizuota vartotojo sąsaja bei puikiu multitasking. Taigi užtenka brūkštelt uždarome programą, dar vienas brūkštelimas ir galime pereiti į kitą programą. Taip pat matome iš karto visus atidarytus programos langus. Galim labai lengvai pereiti norimą kortelę. Brūkštelėjimas iš apačios ir vėl grįžtame į programų langą, galim pereiti į kitą kortelę ar kitą programą. Jeigu norime uždaryti programą, vėl brūkštelime ir lango nebėra. Skirtingai nei iTunes ar Google Play Store, HP taip pat turi labai originalią programėlių parduotuvę, kuri yra panaši į elektroninį žurnalą. Tai gali perskaityti straipsnį apie pačią programėlę ir jos parduotuvės nuorodą rasite apačioje. Čia pat rasite programėlių apžvalgas, palyginimus ar tiesiog straipsnius apie naujausias technologijas. Ekrane nematote jokių mygtukų, nes viskas valdoma gestais. Programoje brūkštelite kairį kampą ir matote programos meniu. Brūkštelite dešinę ir matote visos planšetės nustatymus. Taip pat vienas mygtukas, grįžti į pradinį langą. Apačioje turime programos stalčių, taip pat nustatymus ir žinoma galimybę daugiau programėlių parsiųsti iš HP katalogo. Na, o Android čia planšetė apsimoka turėti vien dėl galimybių ir greičio. Kol kraunasi operacinė, galim pažiūrėti planšetės dizainą, kuris labai primena Apple stilių, labiausiai iPhone 3GS. Ir jei ne logotipas, dauguma žmonių šią planšetę tiesiog sumaišo su Apple iPadu. Apačioje turime stereo garsiakalbius, apačioje micro USB jungtį, šone garso mygtukus, viršuje ekrano užrakinimo ir power mygtuką, taip pat ausinių lizdą. Ir vėl grįžtam prie šono su stereo garsiakalbiais. Ekranas yra 10 colių, IPS matrica, HD rezoliucija, taigi puikiai tinka interneto naršymui. Veikia gana sparčiai, ypač tai jaučiasi su Android. Žinoma, turi visas standartinės Android ICS programėlės, widgetus bei galimybę jų dar daugiau parsiųsti iš Google Play Store. Bei net truputį galingesni žaidimai kaip GTA 3.